Ateik. Aptarnavimas ir ketvirta dalis – apžvalga. Na ką, turim mes daiktą, naudojam jį nepilnai mėnesį laiko ir laikas pasikalbėti apie jį plačiau, ką mes pastebėjom gero, kur buvo sunkumų, kur buvo problemų. Bet pirmiausia, mes pažiūrėsime peilius. Palaikome pliusą ir pasikelia mūsų pjovimo deką. Štai pakyla į viršų. Apsisuksime jį prieš saulę, kad geriau ir jums matytųsi. Na ir ką čia turim? Turime čia šiek tiek žolės, tokios geros žolės, prilipusios, bet tai yra neišvengiama. Taip, kad turint tokį vėjos robotą, bet kokiu atveju priežiūra yra reikalinga, visus hektarinius robotus reikės pasižiūrėti, nes plotai yra didžiuliai. Peiliai mūsų yra atbukę, bet mes, kadangi tinginiai ir nepasiėmėme rakto, mes pasigalasim juos tiesiog paprastuoju būdu. Įmam suktukėlį, turim tokį angaliuką pasigalast, na ir ką, paprastuoju būdu. Na ir turbūt atėjo laikas pasikalbėti apie jo pliusus, minusus ir mūsų tą pirminę patirtį. Tai dėl garso, be abejo garso yra. Negali tokie robotai būti tylus, kuomet turim mes propelerius. Patys vikšrai važiuoja tyliai, tačiau kai įsijungia pjovimas, garsas yra. Ir trumpai apie kurmiarausius. Na, pavasaris mus pasitiko, tai čia duobė ant duobės. Čia buvo ne vieną valandą ką ir veikti, viską susirinkti, nes visa pieva sunešiota pakankamai stipriai. Vien kurmiarausiai, iš vien. Kaip be būtų keista, mes su jais panašu, kad atsisveikinom. Jų panašu, kad nebeliko. Nes kurmiarausiai nebeišlenda. Ar jiem garsas nepatinka, ar jiem draugija nepatinka, bet po savaitės kitos nustojau lyginti kurmiarausius. Jų tiesiog nebeliko. Taip, kad tas garsas turi galbūt ir privalumą. Na ir pradėkime apie tuos visokius minusus pasikalbėti. Tai pradžia mūsų buvo sunkesnė. Tai nebuvo sunki, bet buvo sunkesnė. Skiriasi tokie robotai nuo tų buitinių robotukų, kurie važinėja prie kotedžų, miestuose, ten kur 10-15 arų. Čia šiek tiek kiti reikalai ir kitos patirtis. Tai iš pradžių mūsų stotelė buvo štai toje vietoje, bet būdavo atveju, kad mums robotas nakties metu nesikraudavo. Dieną viskas būdavo gerai, naktį nesikraudavo. Tai mes jį atitraukėm labiau į tolumą nuo krašto ir padarėm koridorių, kuriuo jis įvažiuoja. Tai paskui per kamerą pastebėjom, kad jis išvažiavęs iš stotelės, šitoje vietoje sukasi vietoje ir išvažiuoja priekiu, nes nustovi priekis tai čia. Ir robotas šitoje vietoje išsikasė pakankamai duobę. Nu tai vyrai nebūtų vyrais, laikinas sprendimas, tai ką radom, padėjom plokštę, puiku, dabar jisai sukasi ant plokštės, jokių problemų nėra. Nes sykį teko važiuoti į kaimą, gelbėti jį, nes prisikasė tiek duobės, kad paskui jisai atsitrenkė į tą bortą ir negalėjo išvažiuoti į savo darbo zoną. Be abejonės turim suprasti, perkant vikšrinį vejos robotą, neišvengiamas yra nei vėžės, kuris įvažiuoja, nei ten, kuris įvažiuoja krautis. Taip, kad tokioje vietoje robotas privalo turėti kažkokią erdvę ir turbūt šis būtų geriausia dėti robotą ten, kur nėra jums po langais, kažkur atokiau, nes šita vieta faktas bus išmalta, nes vikšrinis robotas yra vikšrinis. Žavimės, kaip jie gali lipti kalnus, tuo pačiu paskui sakome, o liko vėžės. Nu tai vikšrinis, supraskim. Perimetru einant tikrai matome vėžės, kuris važiuoja. Ir stebim, ar jis buvo, kad nors įvažiavęs kažkur arčiau į tą pusę, tai nieko panašaus aš neradau apie jas teritoriją visą. Tai panašu, kad savo jisai perimetro laikosi, bet be abejo tiek instaliuojant, tiek naudojant robotą, stebėkite, kokia paklaida yra, nes kartais vyksta GPS signalo trikdymas, o robotas, kaip ir dronas, gali paskui važiuoti kažkur toliau, pasivažinėti. Taip, kad jeigu pastebėjote, kad šiuo metu yra didelis GPS signalo trikdymas, robotą patartume pasistabdyti dėl saugumo, ypatingai turint tokius visokius tvenkinius. Nevažiavimo zonos, kaip pravedėm, taip ir pjauna, jokių čia kažkokių išskirtinių dalykų aš nematau.
Kiek palikom erdvės, tiek palikom. Niekad su tokiu robotu nepatartume mes važiuoti labai arti kraštų. Vis tik tai yra didelis daiktas, grubus daiktas ir paskui gali jums kokią dar tvorą išversti. Taip kad bet kokiu atveju yra trimeris reikalingas prie vejos roboto, bet kokiu atveju, bet kur. Taip kad geriau apsivesti yra šiek tiek saugiau robotą, o trimeriuot taip pat taip reikės. Na va, kaip gražu. Lygiai išvažinėta, tvarkingai sušukuota, kalnai nupjauti, viskas tikrai fainai. Ir anksčiau reikėdavo mums čia skirti visą vakarą po darbo iki sutemos, norint nusipjauti žolę, o dabar šiai dienai nieko daryti nereikia, tik karts nuo karto reikės pasigražinti mums su trimeriu vienas ar kitas vietas. Kas čia? Na, čia gal nesurankom. Na tai apie esmę. Nusipirkus tokį robotą turėkit mintyje, kad hektarinukai vejos robotai, čia yra hektarinis robotas, mes taip vadinam juos, kainuoja dažniausiai nuo 5, 6 iki 10 ir 11 tūkstančių eurų. Čia mes turime 3200 eurų su PVM ir Lietuvoje taikoma garantija servisų pas mus. Turim suprast, kad robotas yra tikrai pigus. Ar už to slypi kažkas? Be abejo, kaina turi kainą. Robotas gali turėti klaidų programinių, gali šiek tiek suklysti, dėl to gamintojas gan dažnai daro visokius programinius atnaujinimus. Perkant šį robotą turite būti pakantesni ir aš neduosiu patarimą. Nusipirkus robotą pirmąją savaitę turite savo pažadėti, kad būsite kantrus, domėsitės ir susipažinsit su daiktu. Kaip ir nusipirkus dviratį, iškart mes su juo važiuoti galbūt nemokame, nors labai norime. Ir nepaisant, kad brangus ar pigus dviratis, vis tiek su juo naudotis teks išmokti. Po savaitės pamatysite, kad tie jūsų kelti klausimai, arba ten nepakantumas kažkokia klaidai, jis tikrai buvo iš dalies ir jūsų rankose, iš dalies jūsų supratime ir tolerancijos lygyje. Kaip bebūtų, kainuoja šis robotas tikrai nedaug, o laiko mums sutaupo labai daug. Tai ir mums įsigijus šį robotą, pasileidus, pirmą savaitę turbūt kasdien pasiteko važiuoti, kartais ir ryte ir vakare. Paskui šiek tiek pasitarta, pasidomėta, pasigilinta buvo ir problemos buvo išspręstos. Dabar pas jį aš nebuvau atvažiavęs 1,5 savaitės, pats važinėja, pats dirba, jokių problemų, bet pirmą savaitę jo, buvo tokių visokių pojūčių. Toliau didinsim jam plotą, nes kaip matome, pjaut dar čia yra daug ką ir pjaudam tais dalį, kaip testui, šalia kito tvenkinio. Kadangi matau, kad nupjauta yra perimetre gražiai, robotas dirba tvarkingai, net jam užstoja šis kalnas iki namo. Robotas ten turi GPS anteną, dirbdamas už kalno, kur nemato savo antenos, viskas yra tvarkoje. Reiškia, mes jam išplėsime dar vieną perimetrą ir duosime dar vieną plotą. Tai bendros sumoje pjaus virš hektaro. Pats didžiausias kaifas, nerealus kaifas, kad anksčiau būdavo, na va, atėjo tas savaitgalis arba ta diena, kad dabar privalau pjauti savo sodybą ar ten didesnį plotą. Jeigu šiandien to nepadarysiu, rytoj negalėsiu, užporyt lietus ir tu privalai. O čia sutvarkom savo veją, paleidžiam robotą. Taip, pradžioje galbūt reikės šiek tiek daugiau dėmesio, reikės su juo susidraugauti, bet visumoje mums nebereikia skirti tiek laiko. Taip, pakrūmės pasitvarkysim karts nuo karto, bet visumoje tai fantastinis reikalas ir kainuoja jis tikrai per mažai. Kiekvienas pirkėjas, kiekvienas klientas turi savitą požiūrį į elektroniką, robotus, pakantumą, draugiškumą. Tai jeigu jūs pirkdami vejos robotą žadate jam kelti pas šius aukščiausius reikalavimus, kad nuo pirmos dienos jis bus pats tobuliausias, tai bent jau kart 3, kart 5 kart kainą padauginkit, negu kainuoja jisai. Taip kad perkant šį robotą, supraskit, kainuoja jis nedaug, puikus startuolis. Be abejo, turi tobulėti kur, bet jums pasakysiu nuoširdžiai, nėra rinkoje roboto, kuriam nebūtų kur tobulėti. Visi yra tobulinami, taip kad vis tiek, kai bebūtų, šitas agregatas dirba puikiai ir greitai. Na, o kas liečia greitį, tai vardan jūsų žiūrovai, mes buvom paleidę čia į aukštą žolę, jis čia vargo, prakaitavo, duso, vėlėsi, žodžiu, buvo visokių reikalų. Valėm dažnai ir deką, ir peiliai buvo sustoję, nes į tokią žolę įvarydom, kad iki kameros žolės būdavo.
Jo, jis gali pjaut, bet ant tokio ploto pjaut tokiom apkrovom mažina jo našumą. Tai pirmosiam dienomis mes nupjaudavom per dieną, ne parą, dieną, daugmaž apie 30 arų ir supratom, kad šis hektaras pjausis 3 dienas, gal 4 net. Tai paskui atsivarėm traktorių, nupjovėm tą peraugusią žolę, ją visą nusipūtėm į šoną, kad neliktų, paleidom šitą aparatą, mūsų tankiuką ir ką jūs manot, pjaunu apie 50 arų ir be jokios apkrovos. Valyt man jo nebereikia, viskas susitvarkė, našumas pagerėjo, greitis pagerėjo ir dar galiu didinti plotą. Taip, kad nusipirkus vėjos robotuką, namų darbas jūsų be abejo laukia. Koks? Nusipjaut visą peraugusią žolę ir ją... Na ir bet kokiu atveju, tokį aparatą perkant, mes turim suprast, mes turim galbūt patart, kad juos turėtų pirkti tie, kurie būna sodyboje dažniau. Jeigu ten pradžia yra komplikuota, jeigu kažkas jums nesigauna, kažkur dar nepaskaitėte instrukcijos, jūs manot vienaip, nors robotas padarytas yra kitaip, tai vis tiek buvimas šalia sodybos bus jums draugiškesnis, nors ką žinau, savaitė, antra dirba pats, bet tik pradžia buvo tokia, vadinkim, su patirtim. Neretai kritikavote tą šoninį išmetimą, aš tai kaip tik manau, kad tai yra gerai, nes iš po savęs pasišalina, o kai žolę pjauna jau kasdien, nieko čia kažko daug labai nevyksta. Aišku, žolės yra, bet nėra tiek žolės, kiek buvo pirmuose mūsų video. Taip, kad mes jį prievartavom, tam, kad pažiūrėti, kaip dirba didelėje apkrovoj. Taip, kad rezimuojant, tos mažos kainos robotas tikrai vertas, kad su juo pradžioj reikia susidraugauti. Tikrai taip, bet prisiminant, kiek šitų metų 5, daugiau atgal, hektarinio roboto be 15 000 su instaliavimu turbūt niekaip neįsigysite, o čia galite pasidaryti ir patys. Taip, šiek tiek pasižaisim, bet tikrai gali padaryti patys be jokių meistrų ir netgi mes labai patartume viską darytis patiems, nes, išmokot mašiną vairuot, išmokot savo mobiliuoju telefonu naudotis, naudojatės turbūt dabar Facebook'u, YouTube'u ar TikTok'u, tai robotas, žinokit, nieko čia nėra daug sudėtingiau, viskas išmokstama, o mokėsite, paskui bus lengva pasikoreguoti ir perimetrą, ir nevažiavimo zonas, ir suprasio darbą. Na, o sekančiuose video mes padarysime trumpus patarimus tiems, kurie instaliuojasi robotą patys. Kol kas tiek, tau sėkmės, iki.